Taip, tiesiog sugrįžtu į tuos 2000 metus, kada atėjo tiesiog tokia nedrasi mergaitė ir pasakė, aš noriu mokytis karate, noriu išmokti apsiginti, noriu įgauti pasitikėjimo. Tiesiog tai buvo gana paauglė, tiesiog jau vyresnė mergaitė ir tiesiog pagalvojau, palaukit, retai ateina tokie sportininkai. Paskui paklausiau, ką tu lankius ir taip toliau, sako, aš lankius baseiną, sakau, baseinas tai yra labai puikiai sporto šaka ir dabar keiti tokį, sako, aš apsisprendžiau, noriu tiesiog sportuoti karate, noriu ją pažinti ir tiesiog treniruotis. Kyokushin karate tai yra kontaktinis karate stilius, tai gana sunki tokia sporto šaka, ypatingai suaugusiems, kadangi tai yra pilnas kontaktas ir sportininkai nedėvi jokių apsaugų ir gali smūgiuoti į įvairias kūno vietas. Išskyrus viena tokia taisyklė, kad nesmūgiuojama ranka, kadangi yra visiškai be apsaugų, tiek rankų, tiek kojų nėra apsaugų ir iškęsti, ištreniruoti, paruošti taip kūną, psichologiją, tai yra labai sudėtingas tiesiog etapas, reikia daug įdėti pastangų. O mergaitėm, jei norėčiau dar mažesnėm, tai yra tikrai, ypatingai dabar ateina daug mergaičių ir aplamai federacijų pas mus treniruojasi tikrai daug mergaičių, merginų, moterų. Tiesiog kas dėl mergaičių, tai kad ir kontaktinis sportas, bet pas mus yra taisyklės, kur yra apribojami tie tokie pavojingesni smūgiai, yra kontrolė ir taip pat dedasi pilnus apsaugus. Margarita tikrai nuo pirmų treniruočių pasižymėjo kaip tikrai sportininkė, kuri siekianti savo tikslų, turinti tikslą ir ateina į treniruotis ne tiesiog praleisti laiką, bet pasiekti rezultatą. Ir toksai atvejis, kada sako treneris, aš noriu išmokti tam tikrų tempimo pratimų ir taip toliau. Tai būdavo, kada visi sėdi truputėlį prieš treniruotę kalbasi, Margarita atsisėdus į špagatą, virvutę ir tiesiog bendrauja. Arba visi kalbasi, Margarita stovi prie maišo ir tiesiog atidirbinėja tam tikras kombinacijas, tam tikrus smūgius. Interviu su Margarita Čiuplyte skaitykite laikraštyje Suvalkietis.